Brangus kapsukiečiai, mus labai džiugina toks jūsų didžiulis dėmesys, tiek žmonių šiandien susirinko, tarsi į tokį nepaprastą renginį. Žinoma, šie metai mums yra įspūdingi, todėl kad minėsim 55-asias Dariaus Girėno skridimo, žuvimo metinės. Ir kartais mus net, mes jau čia antrą kartą, pradžioje liktai stebino, kad tikrai Kapsukas, reiškia, Suvalkijos lygumų žemė, liktai su Darium Girėnu nieko bendro, bet tačiau jūsų toks dėmesys ir jūsų toks pirmas priėmimas mus tikrai paskatino vėl čia pas jūs atvykti. Ir tikrai mes čia, kai atvažiavom ir kalbėjomės, kad sakom, kyla visgi didesni reikalavimai ir mums aktoriams, kad jūsų neapvilt, kad jums kažką tai pasakyt to, ko jūs domitės ir taip toliau. Šitas filmas padarė labai gražų įvadą. Aš kaip reiškia istorikų vardu, mums teko prie tų pirmų dviejų filmų, prie šito šiek tiek teko prisidėti kūrimo. Mano žvilgsniu, jeigu jos visus kartu vertinti, o kaip žino, tie du pirmieji buvo, reiškia, sąjunginiam festivalyje apdovanoti, tai mano žvilgsniu šitam filmui reikėtų duoti pirmą vietą, nes jis apima visą skridimo epochą. Ir kas gražu, kad filmo kūrėjai įsigilino, išstudijavo to meto epochą, ko mes pasigedome, pavyzdžiui, skrydyje per Atlantą vabalo. Aš nenoriu to filmo kritikuoti, nesu kritikas, tik tai norėčiau pareikšti savo nuomonę. Jūs filme aiškiai matėt ir gal dar skaidrėse matysit, koks buvo Darius ir koks anam filme buvo pavaizduotas Darius. Kaip matot, kad Darius visur tiesus vyras, aukštas, visur pas jį šypsena. Ne taip, kaip kadaise čia kritikai rašė, kad Darius ten įtūžęs ir taip toliau ir taip toliau. Jūs aiškiai matėt, kad Darius visur lydėjo šypsena, bet savo tikslo jį siekė atkakliai ir taip toliau. Man kaip istorikui noris, kaip sakant, pradėti nuo šiandienos, nes mes vis vien įvertindami tam tikrus istorinius momentus, žiūrime iš savo aukštumos, tuo labiau, kad į Dariaus Girėno skrydį mes jau žiūrime iš kosmoso aukštumos. Ir norėčiau į jį trupučiuką pažvelgti istoriškai, šiandieninėmis akimis, pažvelgti truputį į mūsų aviacijos šaknis, nes šiandien mūsų Respublika teisėtai yra laikoma aukšto meistriškumo sportinės aviacijos mokykla. Mūsų visoj šaly žino ne mažiau kaip žalgiriečius ir mes kartais net pasiginčiam su žalgiriečiais, kad jūs turite atsekimų ir mes turim atsekimų. Tik žinoma, mūsų reklama yra žymiai mažesnė ir tam sąlygų nėra ir taip toliau. Aš daug čia neminėsiu, kad mūsų, reiškia, tampa čempionais, ir pernai metais mūsų konstruktoriai, tie mėgėjai, kurie patys kūrė lengvus skraidymo aparatus, jie skraido, mūsų Respublikai buvo įteiktas sąjunginis didysis prizas. Už ką? Todėl, kad mūsų Respublika, lygint su kitais, čia buvo Respublikom, pristatė 8 aparatus. Iš 8 gavo 5 diplomus. Kad gauti diplomą, aparatas turi būti savos konstrukcijos, jis turi būtinai skristi. Už vieną variklį, kuriam reikėjo irgi pirmą vietą, bet kadangi jo konkurentas buvo variklių institutas, tai jam, reiškia, davė antrą vietą, rekomendavo pristatyti kaip išradimą. Paskutiniai, reiškia, metai.
Kapsuko, kaip sakant, mūsų tokios istorijos šaknys, kaip sakau, reiškia siekia labai toli. Pavyzdžiui, jau 1650 metais Kazimieras Simonavičius parašė lotynų kalba knygą Artis Magnus Artilerija, didysis artilerijos menas. Pas mus yra jam skirta aviacijos mūsų muziejui, kaip žinot, Kaune jau yra pradžia to aviacijos muziejaus. Yra skirta tokia kukli, reiškia, jam ekspozicija, bet su ją mes turime daugumą sunkumų. Atvažiuoja aviacijos specialistai, atvažiuoja korespondentai iš šalies, praeinam visą ekspoziciją, vieniem ar daugiau, reiškia, yra aišku, kai prieinam prie Simonavičiaus ir kai pradedam aiškintis, rodyti jo knygos schemas, kad jis jau 1600 metais davė 3 pakopų raketų brėžinius ir kad jau 1636 metais buvo Simonavičiaus raketos panaudotos kautynėse prieš turkus ir turkai nuo jų bėgo, visi trauko pečiais, mes pirmą kartą girdim. Daug kas girdi pirmą kartą ir iš mūsų. Toliau mūsų istorija seka 1851 metai, kai Aleksandras Griškevičius pastatė savo pirmą garolėkys, taip ir pavadino Žemaičio garlėkys, nes tais laikais dar vidaus degimo variklių nebuvo ir skraidantiems aparatams naudojo garo mašinas. Bet mes nežinom aviacijos istorijoje nei vieno atveju, kad lėktuvas su garo varikliu būtų skrydęs. Ir štai kuo mes laikom pranašesnį Griškevičiaus aparatą. Todėl, kad jis palengvinimui savo aparato dar naudojo balioną, arba, kaip sakant, aerostatą naudojo. Skrydo jis ar neskrydo, yra išlikę mažai duomenų, bet yra, reiškia, jo amžiniko Talko Grincevičiaus parašyti memuarai lenkų kalbai Varšuvoj, kur jis rašo, ir atvažiuojant gubernatoriui į vieną apskrities miestą, norėdamas atkreipti jo dėmesį, bandė skristi. Tačiau skridimas buvo toks nesėkmingas, jog pasibaigė gubernatoriaus arkliai ir apvertė karietą, o pats oreivis skrisdamas nusilaužė koją. Po to gubernatorius liepė jį išmesti iš tarnybos, o žmona sudegino aparatą. Įtaka to meto jaunimui ir kai reiškia, jų karstus, kaip matėm, atvežė lėktuvas, tada būrelis mūsų, reiškia, jaunuolių, kaip Potoškinis Karvelis, rašytojas ir Dovydaitis, ruošiasi išplaukti į Nidą ir ten steigti sklandymo mokyklą. Vėliau, žinoma, jie išvyko žymiai vėliau, bet vėliau jie visi pripažino, kaip Poškinis ir kiti, kad mes norėjom būti kažkuo tai panašus į Darių Girėną ir mes tam aukojom savo visą gyvenimą. Pokario metais teko ir mum prisidėti tam tikrų darbų, čia ir Kensgaila, ir čia kitiem, reiškia, atkuriant mūsų šitą aviaciją. Ir tuo metu, žinoma, kas stojo mums vadovauti, stojo Oškinis, stojo Karvelis ir taip toliau. Vėliau, žinoma, aišku, iš kapsukiečių, čia man sakė, šiandien bus, aš nesidairiau, yra Gediminas Vaivada, jis yra, jis nėra. Jeigu jis yra, sustambėjęs, matyt, kapsukę neblogai gyvena, sveikinu jį. Taigi, pirmas mūsų pasaulio rekordininkas, parašiutininkas. Teisybė dar, užmiršau vieną jūsų paminėtai, būtent Kazį Bukavecką. Irgi sakė, liktai kažkas iš jo giminų gal ir bus. Reiškia, Kazys Bukaveckas, kurį čia maniot inžinierius Dovydaitis davė tą mintį, kada aš jį norėjau, sveikinam.
Mes norėjom iš jo padaryti konstruktorių, tačiau žinoma, duomenų nesurinkom. Reiškia, yra žinoma, kad prieš Pirmą pasaulinį karą Kapsuke Kazys Bukaveckas jau buvo pasidaręs kažkokius tai sparnus ir jais bandė skraidyti. Kazys Bukaveckas buvo iš viso įdomi asmenybė. Aš čia, kai man nepavyko apie konstruktorių surinkti, šiek tiek parašiau apie jo bendrą gyvenimą, atsiunčiau jūsų laikraščiui, bet matyt neišspausdino. Nežinau, gal iš redakcijos gal nieko nėra. Nėra turbūt. Būtų gerai, kai sutiktumėt, jūs pasiklausinėtumėt. Jum, aš manau, būtų tikrai įdomu. Tai yra tikras, reiškia, žmogus, kuris rašė eilėraščius, kuris vertė iš lenkų kalbos knygas, kuris, reiškia, kaip tuo metu skaitė, kad jis sirgo išradimo liga ir kad būtent buvo jo pagrindinis tikslas perpetuum mobile, reiškia, amžinas variklis. Bet matot, tuo metu išradėjus, kaip ir Griškevičių, kaip ir visus, irgi laikė truputį visais, kad jiem čia trūksta. Tai, sakau, aš nenoriu apsistoti, laikas labai limituotas. Galbūt tikrai, kada pasirodys tas mano straipsnelis apie šitą išradėją įdomų žmogų Kazį Bukavecką. Dabar reikėtų mums trupučiuką ir, aš norėčiau dėl transatlantinių skridimų būtent tos epochos. Nes matot, jeigu mes paimsim tik tai vieną tokį skridimą, tai aišku, kad šiuo metu kosminių skridimų, kaip sakant, laikotarpyje Atlanto vandenyno perskridimas jau nebesudaro problemų. Ir Dariaus dukra Nijolė jau porą kartų yra perskridusi Atlanto vandenyną ir tuo jau nebesididžiuoja ir niekas per daug jau nemini to skrydžio. Dabar žiūrėkit, reiškia, 33 metai. Atlanto vandenynas pradėtas šturmuoti to jau po Pirmojo pasaulinio karo, kai liko iš karo visa eilė lėktuvų, liko to karo meto asų, kurie, žinoma, pradėjo šitą Atlanto vandenyno šturmą. Ir iki 27, žinoma, niekam perskrist Atlanto vandenyną nepavyko. 1932 metais Atlanto vandenyną bandyta perskrist 84 kartus. Nepavyko 56, pavyko 28, žuvo 26. Matot, kokią reiškia šitą aritmetiką. Pirmiausia, kame tikslas, kame priežastys tos. Ir mano žvilgsniu žiūrint, Atlanto vandenyno šturmo epocha, arba kaip Saint-Exupéry rašė, dviejų kontinentų suartinimas, buvo to meto nemažesnė problema, kaip dabar galbūt kosmosas. Žinoma, aišku, kosmosas daug didesnė apimtis, kita technika ir taip toliau. Tačiau Atlanto vandenyno šturmas buvo labai sudėtinga, nes net, pavyzdžiui, 38 metais dar nei viena valstybė negalėjo garantuoti reguliaraus susisiekimo per Atlanto vandenyną. Reguliarus susisiekimas pradėtas po Antrojo pasaulinio karo, kai keturmotorės skraidančios tvirtovės pradėjo reguliarius reisus. O tuo tarpu 33 metų tik 5 lakūnai buvo viršyje 6000 kilometrų nuotolį. Iš 21 tokio labiau pavykusio skridimo, Dariaus Girėno, kaip filme matėt, skridimas buvo antras ir pagal tikslumą antras.